Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius. Kaip matot, istorikas, profesionalas, politikas mėgėjas, kaip mes sutarėm čia prieš kelias epizodus, Tomas Baranauskas vėl pas mus. Sveiki, Tomai. Sveiki. Nu ir aišku, mes toliau tęsim mūsų kelionę į Lenkijos istoriją, priartėsim prie dabarties šitų epizodų. Visi, kas nematėt, tai pasižiūrėkite epizodą, kuris yra Lenkijos gimimo. Žodžiu, tematika buvo, aišku, kritikos, kad mes neaptarėm legendinės Lenkijos pusės ir 3 brolių. Tomas galės kažką pakomentuoti, bet pradžiai ašgi noriu pasakyti, Tomas pas mus yra viduramžių specialistas ir toks vaizdas, kad mes turim, naują šaltinį ar nuorašą ar kažką, kad visgi, jau artėjom, kaip čia vienas komentatorius rašė, artėjom prie Palemono, gerbiamas Tomai, jau 5 amžius, tai tuoj ir Valdo Rakučio teorija, kaip tie 3 žodžiu, tenais herbai atkeliavo į Lietuvą, žodžiu, galėsime apie ją kalbėti. Tai jeigu trumpai, kaip pačiam tas šaltinis, tas paminėjimas ir svarba to? Suprantu, tengi Vytas Jankauskas čia parengė straipsnį, jis dabar paskelbė iš tikrųjų nedidelę dalį, tik tai ten šito savo tų tyrimų viešai čia bus toks žurnalas Lituanistika, kurios aš esu atsakingas sekretorius ir aš jį skaičiau jau. Tai tu jau skaitai tą straipsnį? Taip, skaičiau visą. Tai dabar to. Tai jame yra išsamiau ten paaiškinta visas šitas, aš dabar jau Facebook'e skaitau tokius komentarus, tai jis nežino, kad jau seniai žinoma, kad Vengrijos kronikose šitas paminėta. Taip, tas tiesa, jis tą nutilėjo galbūt anonse, bet straipsnė visą tai yra išnagrinėta. Tai, čia yra esmė, kad visgi tai yra vėlyvi šaltiniai, ten Vengrijos kronikos 13 amžius, tos Venecijos kronikos 14 amžius, o kalba apie 5 amžių. Bet tai gal jie remiasi kažkokiam ankstesnių versijom, kurios yra neišlikę nuorašais ar kažkuo? Taip, tai Jankauskas ten yra radinėje, dabar suprantu. Kuo reikšmingas, sakykime, tas vengriškos tradicijos sieti Lietuvą su Atylos laikais, papildymas Venecijos kronikomis. Venecijos tradicija panašia labai. Tai tuo, kad atsiveria didesnės galimybės šitą tyrinėto žinutės kilmę. Tai yra samprotauti, kaip tekstologiškai iš kur tas yra paimta ir iš kur galėjo ateiti. Nes, sakykime, jeigu tai yra tik tai Vengrijos dalykas, tai Vengrija Atylos laikais buvo galbūt Atylos valstybės centras, bet tai yra barbariškas kraštas, jeigu taip vadinsim, taip. Tai, negalima tikėtis, kad kažkas tai kažką užrašė būtent toje valstybėje, jos centre ir liko tas Vengrija ir buvo surasta. Venecija yra truputį kitokia padėtis. Ten visgi yra Romos imperijos civilizuota teritorija labai ten. Ir viską, ką mes žinom apie Atylą, yra tik iš Romos imperijos šaltinių žinoma. Tai romėnai tokius dalykus užrašinėjo ir čia jau tikimybė, kad kažkas tai Venecijoje surado, kur nors ten mažai žinoma rankraštį ir jį panaudojo, tai jau yra didesnė. Nesakau, kad čia jau įrodo, kad taip ir buvo, bet... Bet klausyk, Tomai, archeologai, tai kaip ir archeologiškai būtų argumentas už, nes pas mūsų teritorijose yra randami ten tie, žodžiu, jiedgaliai ir įkapės, kuriuose yra tos kultūros kažkokių ten, sakykime, vertingų daiktų kaip ginklų, ten, papuošalų ir panašiai. Tai galimas toks dalykas, kad čia nėra, žodžiu, jau taip visiškai trivialu. Tai taip, ir Jankauskas, beje, čia jo straipsnis susideda iš tokių, galima sakyti, 2 dalių, matysit, kai išeis internete prieinamas. O kada jisai maždaug išeis? Iki šio mėnesio pabaiga turėtų išeiti. Aišku. Tai va, ten Mokslo akademijos leidinys, galima Mokslo akademijos leidyklą rasti to leidinio svetainę Lituanistikos ir ten yra pilni tekstai dėdami, taip kad kai išeis 3 numeris, tai pulkit visi skaityti ir matysit, kas parašyta. Tai va, tai vadinasi, tas straipsnis susideda kaip ir iš tokių 2 dalių. Tai viena ir yra archeologinės argumentacijos analizė. Pasakysiu, kad archeologai jau seniai kalba apie hunų arba kažkokių hunų įtakoje buvusių genčių
antpolius prieš Lietuvos teritoriją, nes ten va tos stepių gentims būdingų strėlių antgalių randama. Tai vadiname tribriauniai strėlės antgaliai. Jų ten keliasdešimt yra Aukštadvario piliakalnė, o Plinkagalio kapinyne yra netgi rastas palaidojimas, kuriame į kaulą įsmigęs tas tribriaunis strėlės antgalis. Vadinasi, tikrai kažkas čia mus puldinėja su tom huniškom vadinkiam strėlėm. Aišku, identifikacija irgi galėtų būti dar diskutuojama, bet archeologai apie tai kalba seniai. Pavyzdžiui, Aleksejus Luchtanas yra net straipsnių parašęs pavadinimu 5 amžiaus karas Lietuvoje. Tai čia grinai pagal archeologinius duomenis. Tasme vietiniai gyventojai kovojo su tais strėlių turėtojais. Taip, o tie strėlių turėtojai labai tikėtina gali būti hunai. Tai va. Tai žodžiu, mes turim čia platų lauką diskusijai Bet taip, aišku, vėl reikia pasakyti, kad tekstologiniai dalykai, interpretacija, kas yra ta informacija, ar ji čia atsitiktinai sutampa su galimai realiais dalykais, kurie randame archeologijos, ar čia ką. Tai čia tekstologija tas tiesiogiai kaip ir neargumentas žinios kelio iki mūsų rekonstrukcijai, ar čia, sakykime, vis tiek, įsivaizduokim, kad tas Atila buvo pakankamai žinomas, garsus ir žinoma, kad jo kontroliuotos teritorijos labai plačios, tai čia galima ir išsamprotauti, kad ten siekia Lietuvą, ten kokiam ir tam 13 amžiui išsamprotauti, galima. Spekuliatyviai, bet... Čia jau toks rimtas turėtų būti samprotautojas 13 amžiaus. Na taip, tai čia darbėje yra tas seniausias šaltinis, kuris sieja Lietuvą su Atila, ten sako, kad Atila kariavo Lietuvą, tai yra tokia vengrų-lenkų kronika. Ji ten jau senokai žinoma, tai ji buvo... Kelinto amžiaus. Tai va, ji buvo datuojama, pavyzdžiui, Gudavičius, kai komentavo šitą kroniką, jis komentavo ją kaip parašyta 12 amžiaus pradžioje ir pirmoje pusėje, žodžiu, ir darė išvadas, kad tam 12 amžiuje Vengrijoje buvo žinoma Lietuva. Dabartinė istoriografija, tai Jankauskas beje aptarė, yra iš esmės prieita išvados, kad ta kronika rašyta 13 amžiuje. Tai 13 amžiaus pirmoji pusė. Tai čia jau 13 amžiaus pirmoji pusė, tai prieš pat Lietuva buvo žymiai geriau žinoma negu 12 amžiaus pirmoji pusė. Tai čia jau ne sensacija, kaip sakant, kad tuo metu Lietuva buvo žinoma. Tai gerai, tiesiog pabaigai užakcentuokim. Tai ką jis ten atrado konkrečiai? Kažkokį nuorašą, kuris... Tai jis atrado, vadinasi taip. Yra ta žinoma vengrų-lenkų kronika iš 13 amžiaus pirmos pusės, kuris sako, kad Atila ten pajungė tą Lietuvą. Toliau yra Simonas Iškezas, irgi vengrų kronikininkas, jau iš 13 amžiaus kažkur galo, kuris daugiau siužetų pateikia ir pasako, kad pasako tą siužetą, kur Atila, vadinasi, siunčia savo žvalgus, ten stebėti visų ten savo įtakos zonos kraštų į šiaurę, į pietus, į rytus, į vakarus. Tai va šiaurė atstovauja Lietuvą šitam pasakojime. Toliau yra Kelnas, yra Donas, yra Zadaras Kroatijoje. Tai čia tos pasaulio kraštus atstovauja. Nu ir kaip čia šitas siužetas... Tai būtent šitas siužetas yra Venecijos kronikos pasirastas ten. Paulino Minoritos, kur va čia jis kaip tik ir paskelbė šitą tą žinutę jis paskelbė. Tai ji yra iš 14 amžiaus pirmos pusės, ta kronika, bet Jankauskas mano, kad tai yra iš esmės iš senesnės Venecijos tradicijos ateinanti. O mes žinom, ko ta tradicija Venecijos, nuo kada jie ten kronikavo, žodžiu, metraščius, to savo dokumentavo ir panašiai? Tai yra žinoma, Jankauskas taip ir sieja. Yra tokia Jono Diakono kronika, Venecijos kronika surašyta 10 amžiaus pabaigoje, 11 amžiaus pradžioje. Truputį ankstesnė būtų už visgi pirmą žinomą tą Lietuvos paminėjimą Brunoną. Truputį ankstesnė. Ar keliais metais, ar net keliom 10 metų, bet ankstesnė.
Ir jo manimu būtent iš jos kyla šitą žinutę, kodėl tai yra manimas, o ne faktas, tai todėl, kad ta kronika yra vienas rankraštis ir tas pats defektuotas neturi pradžios su visais tais Atylos reikalais. Tai va, jis tik tai hipotetiškai mano, kad iš jos galėjo būti. Dar reikėtų pasakyti, kad Kezos kronikoje, kitoje vietoje, bet yra nuorodo, kad jis turėjo kažkokią Venecijos kroniką. Taip, kad, kuris, kaip ir dabar žinoma, seniausios tos versijos apie pasiuntinius Atylos fiksuotojas. Tai va. Supratau, tai žodžiu, situacija nėra tokia jau juoda ant balto. Taip, tai yra labai gera medžiaga diskusijoms. Tai yra, kaip sakant, ir diskusijoms, ir galbūt tolimesniems tyrimams. Bet, kaip, tos pasaulio kraštų personifikavimas Kiolno, Dono, Zadaro ir Lietuva tai šiaurė. Jis gali būti pakankamai spekuliatyvus, jeigu taip. Kažkodėl norėjo, tarkim, ir vėlesniam autoriui taip personifikuoti jos kažkokios jam žinomais, tolimiausiais galbūt taškais Europos. Arba Atylos įtakos zonos spėjamais tolimiausiais taškais. Tai va, bet, yra, sakau, dar tas siužetas kitas, kuris kalba apie Atylos kariavimą su Lietuva. Tai va. Tai žodžiu, lauksim straipsnio, galbūt ir su autorium pabendrausim, matysim. Taip, autorius yra jūsų kaimynas plačiai, kaunietis. Mes su autoriu jau užmesgėm kontaktą, reikia pasakyti. Tai va, tai jis jums papasakos, savo versiją pasakys. Aš galbūt sakau truputį, kaip čia pasakęs, iš skeptiko entuziazmu. Aš nebūtinai skeptiškas, aš tokios gal... Aš džiaugiuosi, kad yra naujos medžiagos. Kad bus proga parašyti knygą, žodžiu, naują priešistorės Lietuvos. Nei skeptikas, nei neskeptikas. Aš tiesiog sakau, kad tai yra tam tikra nauja medžiaga, kuri leidžia prie tos temos grįžti. Tai tema Atylos Lietuva Atylos laikais, Lietuvos paminėjimas Atylos laikais, jis yra pakankamai sena, gal nelabai intensyviai diskutuota ir tyrinėta, bet yra dar toks Leonas Pablockis. Vokiškai jis rašė, dar 1879 metais apsigynė tokią disertaciją, kurioje ten nespeciali ta tema atskirta, bet į ten visokiams legendiniams Lietuvos ištakams ir kitiems. Ir be kito ko pasako, kad jo supratimu, pirmas Lietuvos paminėjimas yra būtent toj Vengrų Lenkų kronikoje žinia apie tai, kad Atyla išgyveno į Lietuvą. Va šitą. Tai jis galbūt pirmas toks pasakė, bet jo, kaip sakant, tokia nuomonė liko ir neprigijo ir gal mažai pastebėta buvo, sakykime tai. Pati žinia buvo žinoma, Gudavičius tą nagrinėjo, jis sakė, kad bet jis tik tai tiek, kad tuo metu ta Vengrų Lenkų kronika buvo datuojama 12 amžiuje ir jam buvo įdomus tas Lietuvos žinojimas 12 amžiuje, bet čia jis klydo toje vietoje, tai greičiausiai klydo. Tai klausyk, Tomai, čia dar spekuliatyviai taip dar pamačiau. Tai jeigu hipotetiškai mes priimam tą teoriją, kad mūsų protėviai jau ten, žodžiu, plėkėsi su hūnais ir po to sekantis plėkimos etapas buvo su atklydusiais vikingais į slaviškas tas žemės, Kada Atylos suiro ta imperija jau nusilpo? Aš bandau suvokti, kiek metų ramybės mes turėjom, žodžiu. Ne, tai labai trumpalaikė buvo, tai netrukus po Atylos mirties, to ištiko į 453 metais, bet tas tikras artarimas, pasiuntinių siuntimas datuojamas 451 metais, tačiau jau pabaiga. Tuo metu Atyla ten kariavo, jeigu taip žiūrėsim pagal patikimą tikrą istoriją, jis kariavo Galijoje, ten Romos provincijoje ir taip pat į Veneciją kitais metais. O kodėl Venecijos kronikos taip domisi Atyla? Dėl to, kad Venecija įkurta po to, kai Atyla sugriovė netoli buvusią Akvilėją, ten gyventojai, kaip sakant, pasitraukė į pajūrį, į salas, o todėl Venecija stovi tokioje vietoje, kur faktiškai vandenį, kad ten saugiau jaustųsi salose. Plauk nemokėjo užpolikai. Tai taip išėna, kad 6, 7, 8 amžius buvo ramesni baltams. Ten visokiųgi buvo, ir avarai buvo, nežinia, ar jie ten čia siekia mūsų ar ne.
Bet to mes neturim vis tiek. Iš archeologijos niekada negalima taip jau tiksliai pasakyti, kas ten kur ką puolė. Štai, čia mes su tais tirbriauniais triliongalis turim tokią istoriją, kad yra ir į kaulą įsmygė, ir į piliakalnius įsmygė. Kaip sakant, matosi, kad čia kažkas tokio buvo. Ir tai visokių interpretacijų dar gali būti. Kai kas mano, kad ten gal gamino patys pranstepį, pavyzdžiui, kai kas tos trilionvėlius, kai kas mano, kad gal čia truputį vėlesnis laikotarpis, kai avarai ten pasirodė 6 amžiuje. Panašiai. Bet tas strėlės, taigi, datuoja kažkokiu metodu jų amžių nustatyti galima. Tai archeologija yra įprasta, kad ten vienas ir kitas 100 metų ten ir ten, tai nuomonė tokia normali nuomonė įvairovė. Bet tai, šiaip tai iš principo tai labiau linkstama visgi tai, kad tai yra hunų. Arba hunų, arba akacyrų, kurie irgi ten hunų, kokie genčių sąjungai priklausė. Tai va. Matot, va čia yra istorikas. Paklausai ir gauni atsakymą savo srityje. Gerai, tai grįžkim prie Lenkijos, bet va dar norėjau, kaip ir minėjau, paklausti, ar verta yra vertas dėmesio tas legendinis, žodžiu, legendinė Lenkų mitologija ir ten tie 3 broliai ten, kaip jie ten tiksliai vadinasi, pats pasakysi. Sakė, kad neverta lysti. Žiūrėk, neverta dėl to, kad čia reikia tada man pasiruošti jau apie tuos kalbėti, nes čia yra visgi legendinės istorijos interpretacija. Jį gal verta visą laiką nagrinėti ir tą legendinę, bet jį niekada nebus toks faktas, kad nebejotinas, kurį tiesiog įsidėmėkit, tai buvo ir taškas. Čia visada yra niuansų, kaip ir šitą mūsų, ką tik aptarto istorija, yra niuansų, kurie neleidžia vienareikšmiškai kalbėti. Tai yra, ta kalba todėl yra gana sudėtinga. Ir rezultatas, nepaisant to, kad daug pastangų gali dėti šitą ir aiškinantis tos legendos prasme, rezultatas niekada nebus 100% nebejotinas. Jeigu norisi, tai aš galiu apie tai, bet kitą kartą. Reikia dar tada truputį... Ok, tai kada nors mes galbūt daisim iki legendų, padavimų, pasakėčių ir kitų dalykų, aš juokauju. Tai va, tai mes aną kartą aptarėm 2 amžius, aš kaip suprantu, 11-12. Taip. Ir dabar prieinam prie įdomiausių dalių, žodžiu, prie tų, kai jau ir mes ten kažkur figūruosim. Mes šiek tiek įlindom į 13 amžių, bet gal reikėtų visgi pasakyti šitą apie Mindaugo laikų santykius su Lenkija. Būtinai. Nekalbėjom. Tai koalicijai prieš Mindaugą, kuris susibūrė Haličo Volynės kunigaikštystė apie Danielių Romanovičių. Tai kaip jis jį pabėgo ten Mindaugą, kažko tai nepasitenkinimą sukėlė kunigaikščiai, Tautvilas Gedvydas, jų dėdė Vykintas. Tai Tautvilos sesuo kažkaip pasirodė esanti Danieliaus Romanovičiaus žmona, nors pirmoji žmona buvo tikrai ne ta, už kurios visi jo sūnus. O čia nežinia, kada jis apsiženėjo, galbūt Mindaugas, kaip sakant, ją išleido dar kai buvo taikoj su savo tais brolėnais. Aš tai bent jau taip spėčiau. Bet neaiškusios aplinkybės. Žodžiu, Lenkų kunigaikščiai karaliai, Perslešo ir lietuvės žmonos yra tradicija. Čia yra ne Lenkų, dar čia yra Haličas Volynė, tai čia yra vakarų Ukraina, jeigu šiuolaikiniais terminais kalbant, o šiaip Rusija. Bet tas Danielius Romanovičius subūrė platesnę koaliciją. Na, aišku, ne jis vienas, ten Vykintas vyko ten Jotvingių žemaičių ir Livonijos kryžiuočių į tą koaliciją įtraukė, o Danielius Romanovičius turėjo gerus santykius su Mazovijos kunigaikščiu, pačiu Konradu Mazoviečiu, kuris čia pakviečia ant mūsų galvos kryžiuočius. Jis su juo bendradarbiavo ir jį būtent įtraukė Konradą Mazovietį tą koaliciją prieš Mindaugą. Tai šitoj vietoje tas Konradas Mazovietis suvaidino vieną tokį įdomų vaidmenį visoje toje koalicijoje, jau čia į pabaigą labiau jos, jau čia, kai jau ir Mindaugas buvo karūnuotas ir jau artėjo tas momentas, kai jis yra susitaikęs su Danieliu Romanovičiu, kai jau buvo išvijęs Tautvilas Gedvydu iš Žemaitijos. O buvo ruošiamas žygis prieš Jotvingius, kurie perėjo į Mindaugo pusę. Jau, vadinasi, ta koalicija byra, reikia
su Jotvingiu susitvarkyti. Ir štai to žygio išvakarėse, kažkur 1253 metų pabaigoje, Konrado Mazoviečio valdose Mazovijoje išventinamas Lietuvos vyskupas Vitas. Lenkai, ilgą, nesakysiu, kad dabartinė istoriografija, bet, sakykime, ilgą laiką, ten, sakykime, jų tautų respublikos laikais laikė, tai kad būtent Vitas buvo pirmasis Lietuvos vyskupas. Tai iš tikrųjų, net ir dabartinė, tarkim, 20 amžiaus istoriografija buvo svarstoma, kad gal buvo 2 vyskupai, va čia toks Stakauskas, Juozas Stakauskas savo knygoje apie Mindaugą įrodinėjo, kad Mindaugo iš kryžiuočio pasirinktas vyskupas Kristijonas, ten gal kokią šiaurinę Lietuvos dalį, ten valdė Žemaitiją, ten šiaurę nuo Nemuno ir Neries. O Vitas ten į pietus. Tai ta atgarsiai tokie buvo iki pat 20 amžiaus pabaigos tokios interpretacijos. Bet iš tikrųjų tai yra nepagrįsta dėl to, kad iš tikrųjų tas pasidalinimas tarp Mindaugo pasirinkto ir popiežiaus pripažinto vyskupo Kristijono ir Vito buvo ne pagal teritoriją, o pagal tai, kas jį rėmė ir kas norėjo jį matyti Lietuvos vyskupu. Tai Mindaugas pripažino tik Kristijoną, o va šitą koaliciją antimindauginę, ji norėjo matyti Lietuvos vyskupų Vitą. Tai, bet kadangi nelaimėjo, tai ir tas Vitas realiu Lietuvos vyskupu netapo. 1255 metais, kovo mėnesį, jis pasiprašė popiežiaus, kad atleistų nuo Lietuvos vyskupo pareigų, jau nepasitikėdamas nieko, ten vadinasi, tuo metu jau popiežius buvo kitas, Aleksandras IV, o Mindaugo ten visų koronacijos metu Inocentas IV buvo. Tai va, tai paprašė atleisti iš vyskupo pareigų ir pasiliko tik tai titulą. Tai būdavo, kad vyskupas, kuris realiai nevaldo savo vyskupystės, pasilieka titulą arba kaip buvęs vyskupas ar kaip titulinis vyskupas ant kokios vyskupystės, kurie realiai nefunkcionuoja. Tai va, tai jis toks pabuvo, ten dar kurį laiką jis buvo dominikonas, Krokuvos dominikonų vienuolyne. Iki XIX amžiaus vidurio buvo saugomas toks rankraštis, kurio mes žinom pavadinimą. Ten vienas XIX amžiaus autorius jį užrašė. Traktatas vadinasi, adresuotas popiežiui Inocentui IV, vadinasi, tai turėjo būti kokie 1254 metai, nes tais metais Inocentas IV pabaigoje mirė, pavadintas apie apverktiną krikščionybės padėtį Lietuvoje. Tai va, tai jis, matyti, galima spėti, surašė visus savo nesėkmes ir skriaudas, kurias patyrė Lietuvoje ir negalėdamas ten įsitvirtinti. Bet to teksto nėra išlikę. Tik pavadinimas. Ir galima spėti, kad... Kodėl XIX amžiaus vidury? Dėl to, kad XIX amžiaus vidury tas Krokuvoje ir tam gražiai dominikonų vienuolyne kilo didelis gaisras ir viskas ten sudegė, visa dominikonų bibliotekos archyvo. Ir su tuo rankraščiu taip pat. Mes nebegalim. Nebent kas nors būtų kur nors padaręs nuorašą ir tas nuorašas kur nors išlystų dar. Bet visą tą laiką iki XIX amžiaus vidurio tas rankraštis galėjo būti kam nors prieinamas ir yra 17 amžiaus, aš dabar pavardę užmiršau autoriaus, dominikonų istorikas vienas, kuris rašė ten apie dominikonus truputį ir apie tą. Jis rašė apie Šventą Jackų, kuris irgi buvo amžininkas ant to paties Vito, ten irgi užsiminėjo misinė veikla, bet ta proga ir apie jo kai kuriuos ten amžininkus bendražygius dominikonus irgi parašė ir apie Vitą šiek tiek parašė. Tai va, tai ten yra užsiminta, kad Vitas buvo kažkaip tai karinė jėga išmestas iš tos Lietuvos, žodžiu, galima spėti, kad tas galėtų būti paremta va tuo rankraščiu, kuris galėjo Krokuvos dominikonų vienuolyne. Tai iš to, kad dabar papasakai, mes galim spręsti, kad jau tuo metu kaimyninė, žodžiu, Lenkija, kaip mes dabar ją suprantam, norėjo, žodžiu, dalyvauti procesuose Lietuvoje, kišosi, žodžiu, ir
delegavo savo žmonės. Taip, savo žmogui dar įdomu dar yra tai, kad Lenkija, dar iki visų tų kovų prieš Mindaugą, 1248 metais buvo bendras, vėlgi to paties Konrado Mazoviečio ir Danieliaus Rabanovičiaus žygis į Jotvingių žemės, į Sūduvą arba Sūduvą, kitaip sakant. Tai tuo metu irgi išvakarėse buvo paskirtas vyskupas Jotvingiams. Jotvingių vyskupas Henrikas. Kodėl 53-ais, rengiant dar vieną žygį, labai panašų, pasirenkamas kitas vyskupas, Vitas. Tai gal jau to nebebuvo, gal jau Sūduviai, žodžiu, buvo užbaigę tą reikalą. O čia yra įdomesnė istorija. Yra toks rankraštis, jis rastas santykinai neseniai, kadangi netaip jau dažnai ten randami nauji šaltiniai apie Mindaugo laikus, tai čia 20 amžiaus, kada ten 1970 kažkelintais, man atrodo, metais, ar 80 kažkelintais, dabar neprisimenu, ten toks Kolkeris paskelbė rankraštį Žemė aprašymo pradžia. Ir tada o jo autorius ten Žemė aprašymas, tiesiog descriptiones terrarum. Jis rastas Dubline, taip, ten greičiausiai pateko per tokį Livonijos ir Prūsijos arkivyskupą, kuris ten ir Airijoje yra pabuvęs vyskupą. Albertas Verberi. Ten irgi Mindaugo amžininkas. Taip spėjame, kad tas ryšys tarp kodėl Dubline, kodėl Airijoje atsidūrė toks šaltinis. Tam rankraštai rašoma, kad jo autorius, seniai nenurodytas, yra dalyvavęs Mindaugo karūnacijoje asmeniškai, yra asmeniškai dalyvavęs Čekijos karaliaus Przemyslovo karo antrojo žygyje į Prūsiją. Į Sembą ir ten dalyvavo krikštijant ten vieną prūsą. Žodžiu, jis yra dalyvis viso to. Jis parašo ten kai ką apie Lietuvą, kad ten Lietuva ten lengvai pakrikštėjama, nes ten auklės krikščionės, matyti iš belaisvių ar kažkas tokio, ar iš kokių santokų, nežinau. Žemaitijoje dar niekas neskelbė krikščionybės be kalavijo. Tokius dalykus parašo. Kaip ir iš vidaus žinomas. Nedaug jis ten parašo, norėtųsi daugiau iš jo, bet tas šaltinis sukėlė labai didelį susidomėjimą ir iš karto toks Gurskis padarė hipotezę, mano supratimu, pati rimčiausia, ten buvo ir daugiau hipotezių, kad šito teksto autorius yra būtent tas Jotvingių vyskupas Henrikas. Nes jis puikiai žino apie tuos visus dalykus, su misijom susijusius. Ir jeigu priimsim šitą hipotezę, kuri, aš sakyčiau, yra labai tikėtina, tai išeitų, kad vyskupas Henrikas, nepaisant to, kad jį Haličo, Volynės ir Mazovijos koalicija pastatė to vyskupą, jis perėjo į Mindaugo pusę tada, kai ir Jotvingiai perėjo į Mindaugo pusę.